Tai laba diena, esu kineziterapeutė Rasa Zinkevičienė. Labai noriu padėkoti ir pasveikinti, kad prisijungėte į Judėjimo kelias kūdikių, mamų, nėščiųjų fizinio aktyvumo programą. Tai pradėsime mes nuo fizinio aktyvumo nėščiosioms. Tai pradžiai, kuo norėčiau pasidalinti, ar ne, ir kokie yra svarbiausi 5 punktai, kaip reikia pasiruošti mankštai, jeigu laukiuosi, ar ne. Pirmas punktas yra gydytojo leidimas. Tai reiškia jūs prižiūrinčio gydytojo leidimas fiziniam aktyvumui. Tai reiškia, kad nėra jokių kontraindikacijų judėti, viskas yra gerai, nėštumas vystosi sėkmingai, nesvarbu kurią savaitę, ar ne, jūs tiesiog galite aktyviai judėti. Antras dalykas tai yra pulsas. Pulso stebėjimas mankštos metu yra labai svarbus. Reiškia, maksimumas yra iki 140 dūžių per minutę. Jeigu turite išmanųjį laikrodį, tai stebime visos mankštos metu pulsą laikrodyje. Jeigu tokio laikrodžio jūs neturite ar kažkokio kito prietaiso, ar ne, tada atlieku pratimus ir kas maždaug 4-5 minutės, ar ne, 3-4-5 minutės, priklauso nuo aktyvumo. Jeigu guliu ant kilimėlio, tai galiu tą daryti rečiau. Jeigu vis dėlto judu aktyviau, daryti tą reikia dažniau. Tai reiškia 15 sekundžių čia ar čia pagaunu pulsą, suskaičiuoju pagal laikrodį, kiek per 15 sekundžių yra dūžių ir padauginu jį iš 4. Negali viršyti 140. Jeigu pulsas yra aukštesnis negu 140, darau pertraukas, pasėdžiu, paguliu ir kitaip nurimstu. Tada trečias punktas yra skausmas. Negaliu jausti jokio skausmo, jokio tempimo pilve, niekur, ar ne. Jeigu tik tai pajaučiu skausmą, nedaug dievė, ten kažkas tai pradeda darytis, svaigti galva ar panašus dalykai, iš karto nutraukiu veiklą. Ketvirtas dalykas yra kvėpavimas. Kvėpavimas yra labai svarbus, kadangi moteris, ne tik moteris, aišku, ir vyrai šiuo atveju yra labai linkę, atlikdami tam tikrus pratimus, įkvėpti ir neiškvėpti, ar ne? Sulaikyti tą, vadinkim, kvėpavimą. Jūsų atveju, kai jūs esate nėščia, kvėpavimo sulaikyti nevalia. Reiškia, kvėpuoju tiek diafragma, tiek šonais, ar ne, išpučiu per nosį orą. Ir niekada nesustoju. Reiškia, intensyvumas yra per didelis, jeigu man norisi sulaikyti kvėpavimą. Ir 5. paskutinis dalykas, tai yra saugumas bei stabilumas. Tai reiškia, jeigu atliekame pratimus ar ant kamulio, ar 4, ar 2, reiškia, turiu įsitikinti, kad aš stoviu stabiliai. Taip? Tai reiškia, turiu 4 galūnės, ar ne, rankos ir 2 kojos, tai bent jau 2 galūnės visą laiką turi būti ant žemės. Man turi būti saugu judėti, ar ne, negali būti kažkokių tai niuansų, jeigu reikia, remiuosi į sieną. Tai 5 pagrindinės taisyklės, visas jas kaip tėvė mūsų ir tada keliaujame į mankštą. Taip, tai dabar atliksime keletą pratimų nėščiosioms, ar ne, tiek šiek tiek intensyvesnių judesio, tiek sąnarių amplitudėms, tiek tempimo pratimus, tokius šiek tiek paįvairinsiu, ar ne, kad būtų smagiau. Tai truputis apšilimo, ar ne? Apšilimą pradėsime nuo galvos. Tai po truputėlį atsistojame klubų plotyje, ar ne, taip, kad būtų patogu. Primenu, kad stebime savo pulsą, stebime savijautą ir jeigu jaučiu diskomfortą, nedarau arba praleidžiu šitą pratimą, ar ne? Kad mankšta ir būsima mama būtų laiminga ir su šypsena, o ne su kastais dantim, nekvėpuodama, bando čia kažką išlaužti. Taip? Tai gerai. Įkvėpiam oro, ar ne? Ir šiek tiek pajudinam galvą aukštyn, žemyn. Aukštyn, žemyn. Aukštyn, žemyn. Į kairę ir į dešinę. Į kairę, į dešinę, pėtukai nuleisti. Jeigu jaučiu įtampą, padarau tokį judesį atgal. Ir dar į kairę, į dešinę. Ir mes apsukam galvą 2 kartus. 1 kartą į vieną pusę, pilną amplitudę, iš lėto. Visus judesius darome lėtai. Štai, pakylam, galvytė apsukta, pėtukai, ar ne? Pakeliu ir nuleidžiu, bet taip nuleidžiu, nenumetu iš karto, o tokį pakeliu ir nuleidžiu ten žemyn, 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 žemyn. Pakeliu, nuleidžiu, žemyn, 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 žemyn. Ir dar kartelį. Pakeliu ir nuleidžiu. Tokius pasuku atgal, išjudinu stą.
sąnaris, taip, mentis. Darau lėtai tam, kad pajaučiau visą tempimą. Ir atgal tada, ar ne? Atgal, šiek tiek petukus pajudinu. Labai gerai, dabar susikuproju. Tai reiškia, stumiu kuprytę atgal, rankas suimu priekį ir taip šiek tiek pasiražau. Va, koją šiek tiek sulenkiu ir tada suimu rankas už nugaros ir atvirkščiai atveriu krūtinę ir ištiesiu. Dar kartelį, vieną kartą. Susikuproju galvą, nuleidžiu ir šiek tiek pasiražau. Kojas laikau klubų plotyje ir už nugaros suimu. Taip, labai gerai. Išjudinom viršutinę dalį. Dabar atsistosim, pajudinsim dubenį ir liemenį, ar ne? Tai šiek tiek į priekį, palinguojam atgal, į priekį, atgal, į priekį, atgal, į priekį, atgal. Ir dar keletą kartų į priekį, atgal, į priekį, atgal. Dabar į šonus pasviruoju. Kairę, dešinę. Vieną, į kitą. Nepamirštu kvėpuoti. Jeigu jaučiu, kad širdelė plaka truputėlį stipriau, pasitikrinu, koks yra mano pulsas. Ir sujungiam dabar. Visą ratą apsukam, visą ratą. Iki gimdymo reikia labai daug dėmesio skirti dubens sričiai, ar ne? Maža to, kad visas kūnas keičiasi, bet dubens sritis tą daro intensyviausiai. Va, labai gerai, ar ne? Dabar šiek tiek kojas sudedam siauriau, bet jos vis dar lieka klubų plotyje, ar ne? Ir tiesiog rankytes laikom ant liemens ir pasistiepsim. Pasistebiam, nuleidžiam. Pasistebiam, nuleidžiam. Toks gaunasi lyg šiek tiek limfą pajudinsim, ar ne? Nuleidžiam. Aukštyn, žemyn. Aukštyn, žemyn. Ir dar truputėlį. Aukštyn, žemyn. Aukštyn, žemyn. Dabar kojas pastatom šiek tiek, jau taip gerokai plačiai, ar ne? Kad galėtumėm padaryti tokius gilesnius įtupstus ir šiek tiek pratempti šlaunų raumenis, ar ne? Lengvai pritupiu ir labai lėtai pakylu. Taip lėtai, kad pritupt galit greit, bet kilt reikia labai lėtai. Dubuo yra po savimi, ar ne? Pilvukas pupso, aš jums iš šono parodysiu gerai, kaip tai atrodo, kad netupiu šitaip, ne tas pratimas, ar ne? Pirma, surenku dubenį po savim ir tada iš lėto leidžiuosi. Tiek, kiek galiu šiandien žemai ir labai lėtai pakylu, ar ne? Jeigu nusileidžiu per 1, 2, tai kylu per 1, 2, 3, 4. Taip stiprinam raumenis, ar ne? Vidinių šlaunų. Dar 2 kartus pritupiam ir pakylam. Paskutinį kartą, kai pritūpsime, liksime apačioje. Tiek, kiek galiu šiandien. Taip, jeigu galiu tik tai tiek ir pritupiu. Jeigu galiu daugiau, pritupiu daugiau, ar ne? Kvėpuoju, nepamirštu kvėpuoti. Ir pabūnu čia šiek tiek, ar ne? Tokiu būdu pasilenkiu į vieną šoną, pabūnu šiek tiek, paleidžiu, pasilenkiu į kitą šoną, pabūnu ir paleidžiu. Atsistojam, susirenkam kojas, truputėlį papurtau, kad atsipalaiduotų viskas, kas įsitempia, ar ne? Atsistojam dabar plačiau klubų plotyje. Kvėpuojam, įkvepiam keletą kartų, iškvepiam. Visą laiką pasitikrinam, koks yra pulsas. Taip, nepamirštam, 140, nedaugiau, jeigu reikia, sėdu, gulu, nežinau, ką noriu, tą darau. Ištiesiam rankas į šonus. Ir šiek tiek pavažiuojam į vieną šoną, į kitą. Reiškia, klubai lieka stabiliai stovėti, matot? O viršutinė dalis juda. Į vieną, į kitą pusę. Į vieną, į kitą. Ir dar kartas. Į vieną, lyg bandau ten kažką pasiekti. Į kitą. Rankas paliekam truputėlį. Nu dabar paleiskit pabiškio, ne? Palaiduokim, nes dar bus vienas pratimas rankom. Kvėpuojam, nepamirštam.
Ištiesiam rankas į šonus ir darom tokius mažus tokius ratukus atgal. Pečiai neužkelti, nepamirštam, ar ne? Dubuo stabilus, sėdmenys po savim, ar ne? Kaip visą laiką. Tas toksai darot, jūs darot, bet kai aš atsistoju, ne taip stoviu, ar ne? O susirenku viską po savimi. Ir keičiam ratukus. Jeigu darėte atgal, darome į priekį. Kvėpuojam, šiek tiek rankytė stiprėja. Labai gerai. Labai gerai. Nuleidžiam rankas, truputėlį pajudinam. Apskritai visą kūną išjudinam šiek tiek, kad tai būtų tokių įdomesnių judesių. Pritūpiam, pajudinam į kitą pusę, kad tokių kažkokių visokių įdomių judesių būtų. Gerai, keliausim ant kilimėlio, bet ant kilimėlio keliausim pradžiai pritūpdamos. Tai reiškia, kojas laikau plačiai, pilvukas pupso, ar ne, įsivaizduojam, ir tūpiam, rankų pagalba, tiek, kiek išeina, pritūpiu, hop, ir atsitupiu. Taip, jeigu reikia prisilaikau, truputėlį pabūnu pritūpus. Palaikau. Ir keliauju ant grindų. Hop, atsisėdu, kojas laikau plačiai. Labai gerai. Ir klubus atveriu tiek, kiek išeina jau maksimaliai. Rankomis atsiremiu už nugaros ir pajudinu klubus. Į vieną pusę, į kitą. Į vieną. Į kitą. Ir dar po kartelį. Į vieną. Ir į kitą. Ir pridedu ranką. Dar šiek tiek tokį patempiu. Toks grakštus labai pratimas. Keliaujam čia. Ir dar į šitą pusę. Ir dar kartelį. Čia. Ir į kitą pusę. Paskutinis kartas. Su tokiu pratempimu, kad jaustųsi visas, ar ne? Grąžinu. Sudedu kojytes, šiek tiek arčiau tiek, kiek galiu. Ir paplasnoju. Tempiam vidinius šlaunų raumenis, kurie turės būti išsitempę atitinkamai, kai ateis tam skirtas laikas. Ir trupučiuką spustelnu. Tiek, kiek galiu. Labai gerai. Tvarkoj. Keliausim ant nugarytės. Per šoną guluosi, taip, tvarkingai. Viskas, pilvukas, keliaujam. Kojas sulenkiam. Reiškia, atsigul patogiai. Atgaunu kvapą, jeigu tokį reikia atgauti, ar ne? Ramiai rankas dedu ant žemės ir keliu dubenį į viršų. Tai reiškia, iš po lėto pirmą suku dubenį po savim keliu. Aukštai nereikia kelt, kadangi pilvukas pagal kiekvienos jauseną pakeliu, suskaičiuoju iki 3, 1, 2, 3 ir lengvai nuridenu nuo stuburinės dalies, ten žemyn, hop, ir paleidau. Vėl iškeliu ir taip kiekviena savo ritmu bent jau 4 pakėlimus, suskaičiuoju iki 3 ir lengvai nusileidžiu. Taip, dar kartą. 1, 2, 3, palaikau ir nusileidžiu. Ir dar kartelį pakylu ir truputį užlaikau, sėdmenys įtempti, aš kvėpuoju, viską, neužlaikau kvėpavimo. Jeigu matau, kad man reikia užlaikyti kvėpavimą, reiškia per intensyviai mankštinuosi. Ir nuleidžiu. Nuleidau ir dabar pasiūbuoju klubais į vieną pusę, rankas plačiau, galiu tai padėti laisvai, pasiūbuoju į kitą pusę, pasiūbuoju į vieną ir į kitą. Tada dedu vieną koją ant kelio, prisitraukiu kelį tiek, kiek leidžia ar ne pilvukas ir tempiu. Sėdmeninius raumenis pratempiam.
Kvėpuoju. Tempimo pratimai reikalauja deguonies į ląstelę. Tai deguonis ten patenka įvairiais būdais, bet kvėpavimas yra vienas iš jų. Todėl prašau visą laiką atkreipti dėmesį, kai kvėpuoju. Paleidžiu, keičiam kojas. Hop. Pakeliu kitą. Patempiu. Kvėpuoju, atsipalaiduoju. Pasvajoju. Taip, pasimėgauju, ar ne, visu to. Kylam ant 4. Tai rankytės pagalba atsistoju. Hop, 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 hop. Taip, atsistoju ant 4. Taip, ir pasidarom ką. Sulenkiam nugarą ir ištiesiam. Labai neišrieskit. Į tą sulenkimo dalį išeikit jau maksimaliai. O į priešingą išriesti stipriai nereikia. Ir dar kartelį. Paėdam. Ir išjudam į kitą pusę. Ir dabar taip pat padarom į šonus. Vieną pusę. Ir į kitą. Į vieną. Ir į kitą. Ir dar kartelį. Į vieną. Į kitą. Ir dabar tokius ratukus padarom. Tokius va hop. Į vieną pusę. Į kitą pusę. Kad ir rankos šiek tiek pasportuotų ir šiaip judesiai būtų nestandartiniai jums įprastiems judesiams. Gerai, grąžinam atgal. Stovim ant 4. Ir šiek tiek pavažiuojam žemyn. Bet dabar darysim intensyvesnį. Ir grįžtam šiek tiek į priekį ant rankų. Dar kartelį pavažiuojam žemyn. Ir grįžtam atgal. Ir dar 2 kartus pavažiuojam žemyn. Ir grįžtam atgal. Ir paskutinis kartas. Pavažiuojam žemyn. Grįžtam atgal. Ir dabar rankas šiek tiek plačiau ir toliau nuo savęs. Ir trupučiuk pasitempiam taip. Reiškia, pilvą guldom tarp kojų. Ir šiek tiek atsipalaiduojam. Kiek išeina tą padaryti. Kojytes irgi nuleidžiam. Taip tempiamės ir dubenį, ir nugarą, tiek viršutinę, tiek apatinę dalį. Labiau viršutinę tempiasi. Bet žodžiu, pakaifuojam. Kvėpuojam. Gerai. Rankų pagalba atsikeliam. Atsisėdam. Susitvarkom. Pasitikrinam savo pulsą būtinai. Pasižiūrime, kaip sekasi, kaip aš jaučiuosi. Eilinį kartą padėkojam savo kūnui. Ačiū Jums ir iki kitų kartų.